Trys žodžiai, kuriais apibūdinčiau jaunimo liniją, yra ryšys, pagalba ir klausau. Trys žodžiai, kuriais aš apibūdinčiau jaunimo liniją, tai būtų prasmė, bendrystė ir ryšys. Tai mūsų kreipiasi net 50 000 žmonių kasmet. Ir į 3/4 šitų skambučių mes galim atsiliepti, bet 25% žmonių lieka neišklausyti, lieka vieni tame skausme. Dauguma žmonių, kurie mums rašo čatu, yra jaunimas ir per čatą jie gali laisviau reikšti mintis, dalintis jausmais. Norim sukurti jaunimo linijos programėlę, kuri iš esmės daug intuityviau ir paprasčiau galėtų atliepti į jaunimo poreikius, nes šiais laikais tai pasiekti yra tiesiog daug greičiau ir toje programėlėje jie galėtų tiesiogiai iš karto atsidaryti čatą, nereikėtų eiti per svetainę. Taip pat programėlėje būtų tam tikri savipagalbos įrankiai, kur jie turėtų tam tikros edukacijos, kursų, kur galėtų patys išmokti tvarkyti su savo stresu, psichologiniam kažkokiom baimėm ar sunkumais. Taip pat tenais būtų toks kaip informacinis bankas, kur jie galėtų rasti visus jaunimo linijos rekomenduojamus psichologus, terapeutus ar kitus specialistus, kur jeigu irgi greitai prireikia kažkokios pagalbos ir norėtųsi jos testinės. Mes linkime jums šiemet prie švenčių stalo kuo daugiau nuoširdumo, kuo mažiau kičo ir vaidybos, kuo daugiau prasmingų pokalbių, šilumos ir sveikatos. Ir dar mes linkim pasikalbėti su tais žmonėmis, su kuriais gal įprastai nepasikalbat gilesniam temom. Linkim gydančių pokalbių, prasmingų dovanų, kurios iš tikrųjų jaustumėtės, kad jūs užpildo, kitus žmonės užpildo.